Sveiki, čia Reidas ir jūs turbūt supratote, kad tai ne kulinarinis ar pokalbių šou. Tai laida apie gyvenimą. Važiuojam. Tuo metu, kai Europos čempionų lygoje Milano puolėjas Princas Boatengas įmušė įvartį į olandų klubą Eindhoven vartus, Klaipėdoje Liepų ir Manto gatvių sankryžoje pasukęs link Kuršių marių prieš pėsčiųjų perėją sustojo automobilis BMW. Vilniečiai su Toyota Land Cruiseriu, nežinodami šios vietos ypatumų, bakstelėjo į BMW galą taip, kad ligoninėje atsidūrė pastarojo vairuotojo. Sužalojimai nesudėtingi. Avarija primena, kad šioje vietoje pasukusi dešinę, priekyje, važiuojantis tiesiog gali stabtelti prieš pėsčiųjų perėją. Vaikas buvęs BMW automobilyje nenukentėjo, nesėdėjo specialioje kėdutėje. Vieną vakarą kažkur netoli Klaipėdos Švepelių gatvėje automobilis Nissan Laurel išvažiavo į priešingą eismo pusę ir trenkėsi į vilkiko šoną. Tas kaip tik jau buvo įveikęs pusę posūkio, kai atsitiko avarija. Įvykio vietą buvo iškviesta policija, nes lengvojo automobilio vairuotojas nesutiko, kad yra kaltas. Ir dar sako, kad važiavo Lesinų gyvenvietėse greičiu. Kokiu greičiu maždaug į posūkį važiavo? 50, žodžiu. Gerai, kad vilkiko vairuotojas su išmaniuoju telefonu nufotografavo įvykio vietą, įdant pareigūnai susidarytų vaizdą, kaip mašina stovėjo po susidūrimo. Tą nuotrauką galit parodyti man? Nu čia aš ne vieną kartą važinėjau. Jo. Kai važiuoju, visą laiką nieks nepataiko. Nieks nepataiko, dabar paėmė pataikė. Supratau, ačiū. Na, istorijos nesuklastosi. Parvažiuota ir cypinant stabdžius, nebeturint kur dėtis, pylė vyriškis į vilkiko šoną. Jis buvo blaivus, tačiau labai paskubėta prieš posūkį. Istorija baigta deklaracijų pildymu. Šilutės ir Vilniaus plentų žiedinėje sankryžoje vilkikas iš užsienio prispaudė lietuvę vairuojamą automobilį Volkswagen Passat. Ir prasidėjo šioje vietoje transporto tvanas. O viskas buvo taip. Pirma juosta norėjo į dešinę sukti. Taip? Taip. O tas iš kur atsirado? Iš antros. Iš antros? Taip ir viskas aišku. Labadiena, kaip kalbėsime? Gal ukrainietiškai, rusiškai, ispaniškai, portugališkai? Gal tada pakalbėkime ukrainietiškai. Prašau, kaip patekote į šią nemalonę istoriją? Esu kaltas. Įvažiavau žiedą, o žiedų atlėkė mažas toks šviesomis mirksi, pypina. Aš aišku mečiausi į dešinę ir prispaudžiau jaunuolį. Esu kaltas. Na, pagal mūsų tvarką pildote eismo įvykių deklaracijas ir skirstotės. Tik ne laukuose esame, ne kaime. Atvažiuos policija, paaiškins, ką daryti, kaip tas deklaracijas pildyti. Juk pirmą kartą į avariją patekau. Ir policijos pareigūnai atvažiavo ir paaiškino tą patį, ką kalbėjome ir mes. Kad esant aiškioms avarijos aplinkybėms, kai eismo įvykių dalyviai blaivus, apsirengę švariais rūbais ir turintys tvarkingus dokumentus, tai traukiasi į šalį ir pildo eismo įvykių deklaracijas. Nes patikėkite, kamščiai čia tai nerealų susidaro lengvai pasibaksnojus šioje vietoje. Štai merginos automobilis ėmė ir užkaito stovėdamas kamščiai, užvirė vanduo. Taip stovėjimas kamščiai kai kam dar prasitęsė pusvalandžiui. Naujasis turgus. Susidūrė du automobiliai. Kas kaltas? Geras klausimas, nes atrodo, jog Renault Laguna vairuotojas turėjo praleisti kliūtį iš dešinės. Tai yra visureigį, kuris atvažiavo iš dešinės pusės. Tačiau Lagunos vairuotojas mano kitaip. O jisai buvo sustojęs prie stop ženklo? Mes važiavom, nesidarėm tą mašiną. Ta prasme stovėjo iš dešinės pusės ta mašina? Ne, nevažiavo tiesiai, mes priešais susistuvėm. Nu viena važiavo ir kita. Tai kas kaltas dėl avarijos? Jie. Kodėl? O kodėl ne? Prie stop ženklų nesustoja. Būtų visureigio ekipažas bendravę su laisvąja spauda, būtų jiems paaiškinta, kad čia labai ginčytina situacija. Na ir kas, kad nesustota prie stop ženklo, bet tai juk yra teritorija, o teritorijoje galioja dešinės rankos taisyklė. Jeigu žalia stop ženklo būtų kabėjęs trikampis, skelbiantis, kad atvažiuota šalutiniu keliu, tai tada viskas aišku. O čia tas stopas kybo beje kairėje pusėje Hondos vairuotojo atžvilgiu. O juk ženklai pagal galiojančią tvarką turi kabėti dešinėje kelio pusėje. Tai yra, trūksta ženklo prie estakados. Kad tas ženklas yra atvažiuojantiems tikrai ne iš šitos pusės. Turgaus valdžiai buvo siūloma papildyti eismo organizavimo schemą naujoje turgavietėje, bet kol kas reikalai nejuda. Laužot kelio ženklus, merginos. Magistralėje Klaipėda-Kaunas ties Dauparų viaduku arba pirmuoju viaduku nuo Klaipėdos griovyje atsidūrė automobilis Seat Alhambra. Regis automobilis bus per greitai įvažiavęs į posūkį, tačiau viskas buvo ne taip. Automobilio ekipažui visai nereikėjo sukti nei link Dauparų, nei link Gargždų. Automobiliui reikėjo važiuoti tiesiai link Ariogalos, kur ir vyko mama su dukra. Tokia buvo, užstatė, mašina vos kitas neįvažiavo ir jinai suko tos Dauparus. O jums nereikėjo sukti? Ne, mums reikėjo tiesiai važiuoti, mes namo važiavome. Supratau, aha. Ir mums reikėjo arba ją trenktis, arba į daug važiuoti, mes bandėm ir jinai savo pravažiavo ir nuvažiavo. Ir nuvažiavo? Numerį, aišku, neatsimenat? Ne, mes tik užsirašėm liudininko numerį, ten vyrai atėjo, padėjo. Aš nieko nemačiau, aš mačiau tik žilą moterį
ir mašina. Viskas. Supratau. Va, tik tai mačiau. Žiūrėk, pagal žymės ant kaklo, matau, sėdėjo keleivio pusėje. Ja? Situacija tokia, kad niekas neįsidėmėjo, kas tai per mašina ir kokie valstybiniai numeriai. Kai važiuoja į griovinę, tas galvoje būna. Aišku, tik viena, kad moterėlė žilais plaukais vairavusi vyšnės spalvos automobilį iš antros magistralės juostos pasuko link Dauparų ir tiek žinių. Nors kad sukėlė avariją, sako, jį turėjo matyti. Na, dabar tai moteriškiai tik galime palinkėti bemiegių naktų, lai graužiasi naktimis tokį jovalą sukėlusi magistralėje. Statybininkų prospekto ir Minijos gatvių sankryžoje kone vienu metu įvyko dvi avarijos. Buvo smagiai nulyja, slidoka, tad iš pradžių stulpe atsidūrė automobilis Audi visiškai plikomis padangomis. Mašina tiesiog nesuvaldyta darant posūkį kairėn. Supratau, norėt per žalę spėt? Supratau. Bet ne pats vairavai? Ne pats vairavai? Bet tu supranti, kad plikos padangos ir dėl to čia po lietaus užnešė, taip? O vairavo tau sakinės, taip? Jaunuolis ne tik vairuoja mašiną plikomis padangomis, bet ir niekada neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Mašina neapdrausta civilinės atsakomybės draudimu, tad be baudos, kuri gali būti nuo 1000 iki 2000 litų, vaikinas dar ir stulpą bus priverstas nusipirkti. Bet tai kaip jums tos padangos? Tuo metu, kai vaikino Audi tupėjo stulpe, netoliese vilkikas pakibino merginą su lengvuoju automobiliu. Jos buvo pakibintos taip, kad net jų automobilis buvo išsviestas į priešingą eismo pusę ir galu atsidūrė išvažiavime iš daugiabučio kiemo. Labą dieną! Nu, pons merginas mūsų pakibinot. Ką? Nematėt? Nu, tai tradiciškai, žinau. Tradiciškai. Tada gerai, kad nieko iš priešpriešos nebuvo. Bet žinokit, aš visiems sakau, geriau vilkikus aplenkti iš kitos pusės, kurie mato, žinokit, iš dešinės. Jis važiavo antrą juostą ir net nerodė jokių ženklų, nes aš visada žinau tai ir pažiūrėjau. Jis nerodė jokių ženklų, kad norėjo rikiuotis. Nu ir važiavau savo tiesiai ir man net nesupratau, kaip atsidariau čia. Taip apsisuko mašina. Šio incidento dalyviai užpildė eismo įvykių deklaracijas ir išsiskyrė gražiuoju. Skirstomės ir mes. Tokia buvo pirmoji mūsų laidos dalis, kaip jau sakėme dabar reklama, o po jos toliau laidoje matysite. Stulpas išgelbėjo Kretingos gaisrinės pastatą nuo avarijos. Mirties sankryžoje sužeisti 2 pagyvenę žmonės. Viešojo saugumo kameros Gargžduose atskleidžia avarijų aplinkybes. Tilvikose ant tilto sudužo 4 automobiliai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tai buvo visa reklama, visi anonsai, nuo mes tęsėme laidą. Antroji reido dalis. Ankstų sekmadienio rytą po 6 valandos, tai yra tos dienos rytą, kai valdžia sugalvojo, kad gerti moksleiviams ir mokytojams nedera, Kretingos centre vienpusio eismo Kęstučio gatvėje girtuoklio automobilis Opel Omega tėškėsi į stulpą ir nukrito priešais Kretingos gaisrinės duris. Centrinį specialiųjų mašinų išvažiavimą. Pagal vėžės matyti, kad automobilis užlėkė ant šaligatvio, po to pilotas nuvairavo Omega į kitą gatvės pusę ir čia tėškėsi į stulpą. Ugniagesiai gelbėtojai netruko suskubti į įvykio vietą. Automobilis buvo, kaip matoma, priešais priešgaisrinį gelbėjimo tarnybą. Taip. Vairuotojai, kaip įtarė, bus neblaivi. Vairuotojas. Vairuotojas bus neblaivus. Aha, o keleivis irgi buvo? Keleivis taip pat buvo svaigęs. Aha, o ta prasme, kur keleivis dingo po to? Keleivį išsivežė policija, nes nepadarėjo elgesį. Ta. Vairuotoja? Ne. Vairuotojas išvyko su greitos medikos pagalbos automobiliu, o keleivis buvo išvežtas policijos, nes nepadarėjo elgesį. Ai, keikėsi dar esu čia kažką aiškino žodžiu. Ginčijos su policijos pareigūnais. Supratau, jauni žmonės? Na, pakankamai jauni. 18-mečio Omegos vairuotojui Pauliui nustatytas sunkus girtumas 2,53 promilės alkoholio. Šio piliečio laukia 5 ar 5,5 tūkstančių litų bauda. Taip pat galima konfiskuoti ir automobilį, nes jis priklauso ne jam, o keleivio tėvui. O keleivis irgi geras, jo organizme rastas taip pat sunkus girtumas. Jis keikėsi, tad buvo išvežtas į policiją. Vairuotojas buvo išvežtas į ligoninę, bet ten jam diagnozavus kojos sumušimą, jis buvo parvežtas į policiją. Štai taip pavairavo Kretingos džekiai tą sekmadienio rytą, kai valdžia buvo nutarusi, kad gerti jaunimui rugsėjo 1 nedera.
Pirmadienį apie 12 val. Bendrasis pagalbos centras gavo pranešimą, kad Klaipėdoje, Vingio ir Šilutės plento sankryžoje susidurs dviems Renault markės automobiliams yra sužeistų žmonių. 2 žmonės iš lengvojo automobilio atsidūrė medikų globoje, o krovinio automobilio Renault vairuotojas Mantas sakė, kad jis į sankryžą įvažiavo degant leidžiamam žalios spalvos šviesoforo signalui. Labas, pats vairavai? Jo. Kaip viskas nutiko? Kaip išvažiavau per žalį. Per žalį išvažiavo? Jo, o jis parėjau 70, nunešiau sprei. Nu, čia galima 70, atrodo, važiuoti. Jis per raudoną. Bet tu per žalę važiavai? Jo, aišku, per žalį. Taigi vis mašinas pradėjom čia važiuoti, vis jau stovėjai, jis parėjai trečią juostą. Trečia vata, va šitą kraštinę. Jo. Aha. 77 metų automobilio Renault Megane vairuotojas Alfonsas po avarijos neslėpė, kad į sankryžą įvažiavo degant raudonam šviesoforo signalui. Tuo metu stipriai lijo, šioje vietoje leidžiamas greitis yra 70 km/h. Pensininkas važiuodamas trečią eismo juostą neįvertino, kad į sankryžą jau pradėjo važiuoti automobiliai iš Vingio gatvės ir jos viduryje įvyko susidūrimas su maistą išvežiojančiu sunkvežimiu Renault. A tamsta paskubėt? Per kokį šviesoforą įvažiavot? Įvažiavau į raudoną. Per raudoną? No. Pripažįstat? Ne, matai, Kad klaidą padarė. Pripažįstat? Padariau klaidą. 24 metų vairuotojas Mantas jau buvo išvežiojęs po taškus, kabutėse maisto produktus ir važiavo į sandėlius. Jis buvo blaivus ir per avariją nenukentėjo. Ligoninėje atsidūrė Renault Megane ekipažas. Nors abu senukai iš automobilio išlipo savo kojomis, tačiau dėl įvairių sužeidimų jie išvežti į ligoninę. Įvykio vietoje dirbę ugniagesiai gelbėtojai svarstė, kad pagyvenusiai moteriškiai labai pasisekė. Matyt, sėdėjo ant galinės sėdynės, o pagrindinis smūgis teko į keleivio pusę šalia vairuotojo. Moteriškė gydoma reanimacijos skyriuje. Ši sankryža yra aplaistyta krauju. Paskutinę Liepos dieną čia susidūrus automobiliams Citroen ir Volkswagen Golf žuvo pagyvenusių sutuoktinių pora važiavusi su Golfu. Dėl avarijos Klaipėdos kelių policijoje pradėtas tyrimas. Kone pagrindinėje Gargždų sankryžoje šalia autobusų stoties ir vieno prekybos centro susidūrė 2 automobiliai Audi. 2 moteriškės. Avarija vyko, kai Audi A4 vairuotojas suko kairėn ir nepraleido tiesiai važiuojančio kito Audi automobilio. Suko į kairę? O jūs važiavo tiesiai? Važiavo tiesiai? Taip. O jūsų irgi? Nesuprantu. Na, aš nesuprantu. Tai sako, nemato, buvo mašina, jeigu stojasi vis tiek važiuoja, aš nežinau, kaip taip galima. Su diržu buvo viskas Taip, tvarkoje, taip, taip. nieko neskauda. Čia biški gal nuo diržo. Čia nuo diržo. Kadangi avarijos kaltininkė neturėjo ūpo komentuoti avarijos, tai mes patys pasikomentuokim įvykį pasitelkę filmuotą medžiagą iš Gargždų viešo saugumo kamerų. Štai stebėkite, Audi A4 atvažiuoja nuo miesto pusės, suka į kairę. Aišku, matomumą užstoja didelis sunkvežimis, na bet kur tu lendi, moteriškė? Pirma juosta atvažiuoja kita mergina ir yra. O dar sako, moteris vairuoja geriau. Net Facebooko puslapis toks yra. Moteris vairuoja geriau, jūs geriau jau reido puslapį aplankykite tame Facebook'e. Trečiadienį po 9 ryto Klaipėdos rajone kelyje Vėžaičiai Plungė šalia Tilvikų kaimo ant tilto per Žvelksvą susidūrė 4 automobiliai. Nors šalia įvykio vietos rasta žuvusi lapė, incidento dalyviai dievagojosi, kad negyva lapė ant tilto ne šio incidento auka. Avarija vyko ant tilto per Žvelksvą, kur okuliščio automobilis Volkswagen Passat stabtelėjo prieš jas kairėn ketinusi pasukti automobilį. Stabdėt? Aš sustojau jau netgi. Ai, netgi sustojot, aha. Nes buvo daug mašinų iš tos pusės ir jis praleidinėjo ir aš stovėjau iš paskos. Aha. Ir jau jisai baigė užsukti, pradėjo užsukinėti, jau aš lyg ir pradėjau judėti. Čiučiut, jaučiu smūgis į galą. O lapė iš kur? Lapė buvo jau. Čia ne mūsų. Čia ne Ne jūsų lapė? Ne mūsų lapė. Bet jūs kiek smūgių pajutot? Vienas. Vienas smūgį? Bet toks jau ganėtinai stiprus. Tai čia galinis vienas visus surinko? Dalinis vienas. Vienas visus 4. Už medikį automobilio sustojo Toyota Corolla, už šios stabtelėjo Mitsubishi Space Wagon vairuojamas Gintauto, o tada į ant tilto sustojusi būrį įvažiavo Klaipėdos universiteto Toyota Hilux. Tai čia vienas, tarkim, vienas visus sustumė, taip? Nu tai taip išeina. Jūs taip galvojate. Aš įsitikinęs tam. Bet jinai spėjo sustabdyti. Jinai spėjo. Šiuo Klaipėdos universiteto automobiliu apkeliauta pusė Europos, o į avariją patikta namuose, sakė visureigio vairuotojas Mindaugas. Toyota Hilux ekipažas vyko prie Platelių ežero, idant atliktų moliuskų ir vandens laboratorinius tyrimus. Nors įvykio vietoje kai kurie incidento dalyviai vaikščiojo susiėmę sprandus, tačiau į ligoninę niekas vykti neketino. Visi vairuotojai buvo blaivūs. Automobilio Toyota Hilux vairuotojui surašytas administracinių teisių pažinimo protokolas už sukeltą avariją. Ir dar kartą primename, kad negyva lapė avarijos vietoje ne šios avarijos auka. Filmuoja reido reporteriai
Jūs to jau apaksite nuo blondiniško pavairavimo Taikos prospekte iš vieno prekybos centro teritorijos, ne tik išlysta prieš pat atvažiuojantį pagrindinių kelių automobilį, bet ir pasukta į kairę prieš eismą, nes šioje vietoje galima sukti tik į dešinę. Povelnys, kur jos nuvažiavo, ten juk skiriamoji juosta. O dabar žiaurų pažeidimą pamatysite. Lenkimas ne tik kirtus dvigubą ištisinę liniją, bet tai padaryta ant tilto, ant vadinamo Rimkų viaduko, automobilio Peugeot valstybiniai numeriai FSB 360. Gal pažinote save? Eikit, pasiduokit policijai, pritaikys nuolaidą. Naujo Sodo ir Naujosios Sosto gatvių sankryžoje štai taip atvažiavo Opelis ir atsistojo. Ir tik nereikia aiškinti, kad norėjo praleisti čia dešinėn sukančius iš galo. Čia ne pietiniai miesto rajonai, čia tokių sukančių būna mažai. Savo ekranuose matote Pilies gatvę ir mantrų važiavimą prieš eismą aplenkiant greičio slopinimo kalnelius BFO 758. Šios mašinos valstybiniai numeriai yra tokie. Ivona iš Vilniaus vos nežuvo važiuodama kažkur netoli Naujosios Vilnos. Sako, čia taip įprasta vairuoti. O čia vos prieš tai matytame siužete nežuvusi Ivona mums nufilmavo, kaip tame pačiame Vilniuje prie Žalgirio stadiono moterėlė blaškosi gatvėje. O juk dar nuo vaikystės mokoma, kad neiti nei per autobuso priekį, nei per autobuso galą. O čia apskritai drąsiai pavaryta vietoje, kur eismas žvėriškas. Pamenate, šioje laidoje mes kalbėjome apie vilkikus žiedinėse Klaipėdos sankryžose. Na tai jie taip ir varo. Čia yra Taikos ir Baltijos prospekto žiedinė sankryža. Norite dar? O čia stebėkite kito vilkiko pasirodymą kitame uostamiesčio žiede. Šilutės plento ir Baltijos prospekto žiedinėje sankryžoje. Žodžiu, reidas perspėja. Venkite vilkikų važiuojančių jums iš kairės pusės. Taip pat venkite jų važiavimo šalia žiedinėse sankryžose. Taikos prospektas, prie vadinamos trečios poliklinikos, iš automobilių stovėjimo aikštelės šaunama štai taip, arba dar geriau štai taip, iš aikštelės tiesiai į trečią eismo juostą. O čia reporteris Mė mums atsiuntė visą krūvą įmantrių pavairavimų. Čia matote akivaizdų nusivairavimą Taikos prospekto ir sausio 15 gatvės sankryžoje. Dabar istorija iš Vilniaus plento, kai atsiranda lygesnių už lygius. Vieno valstybinį numerį AGT 124, kito BHK 947. Kelių policijos specialistas Robertas laukia jūsų trečiame kelių policijos aukšte Šermukšnių gatvė 10. Liepų gatvėje Mė nufilmavo itin šiukštų pavairavimą. Kol piliečiai taip vairuos, tol reidas turės darbą. O dabar pamoka, kaip reikia įvažiuoti žiedus arba vaizdinė agitacija, kaip nereikia įvažiuoti žiedus. Kaip sakoma, jeigu prie žiedo privažiavai trečią juostą, tai į trečią juostą būk malonus ir važiuok. Jeigu atvažiavai antrą, tai varyk į antrą. Kai visi tai varys, tai reidas darbo neturės. O čia reido reporteris Erik Linas atsiuntė medžiagą iš Norvegijos Švedijos pasienio, kurį rodo, kad žioplių ir ten pilna. Praėjusį sekmadienį Erikui pavyko užfiksuoti masinę avariją, kai susidūrė 7 automobiliai ir autobusas. Toje vietoje, kur mažinamas greitis, mat Norvegų muitinė prie pat. Tiesiog ten irgi nesilaikoma distancijos. Ne tik masinių scenų būna pas mus. Sužeistų nėra, bet transporterių įvažiavusi Mercedesą kiti buvo tiek nustebę, kad kitų nustebusių čia susirinko 7. Eismas buvo sutrikdytas 4 valandoms, buvo susidariusi 15 km eilė. Štai taip norvegai grįžta namo po atostogų. Tokie mes buvome šiandien, kokie mes būsime rytoj, pamatysite kitą antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Būkite aplankyti, o mus lankykite Facebook'e. Sudie.